Esu tvarkingas vyras. Aš esu pats vienišas vyras, 28 metų tvarkingas, turiu namuką, nuosavą, turiu mašinų porą, versliuką. Patinka vyresnės moterys. Ne, tai man patinka vyresnės moterys, suprantat, ta prasme. Nes turėjau vieną žmoną 27 metų, tai, nu nieko gero, vaikų prigimdė daug ir išpysino pasakyką jaunesnė. Tai galvoju dabar reikia rimtos moters, ta prasme, vyresnės. Šiaip aš nežinau, man vis tiek metai jau daug ką daro savo, kaip pasakyti. Supraskit, metai čia yra ne problema. Biški man per jauna. Aš norėjau jums pasakyti vieną dalyką, tarpsme. Vyrai yra vyrai, o moteris yra moteris, o pizda tai nesensta, ta prasme, jinai nesitampa, jinai būna visą laiką vienoda. Ir, ta prasme, pagal metus tai čia nežiūrima. Nu, bet man vis tiek jau biški per jauna, žinau. Baikit juokus. Per jaunas. Man yra 28 metai, o kiek jums yra? O man 46, tai man per jauna. Patys sultis. Patys sultis, žinokit. Tai va. Aš turėjau vieną moteriškę 56 metų, tai sultis bėgo, ta prasme, kai suspaudžiau, tai pro burną, pro galą, ta prasme, kai suspaudžiau, bėgo sultis. O jūs esat, aš kaip suprantu, tikra moteriškė, tikra moteris. Bet nahui. Man nežinau, žinokit, man biški per jaunas. Gal biški jau... Tai palaukit, jums reikia nestovinčio seno bybio, aš nesupratau. Pasiaiškinam. Aš esu jaunas, 28 metų kuilas, su stovinčiu geru. O jums ką, nereikia gero stovinčio? Nu, gal ir reikia, bet nežinau, bet biški jau per jaunas, ne, jau aš nerizikuočiau. Aš prižiūrėsiu vištas, aš viską štvartą, galiu vinį įkalti sieną. Galiu kanalizaciją sutvarkyti, aš viską sugebu. Galiu kaimynui snukį duoti, jeigu ką. Jeigu kalbas kalys. Aš esu Vilnietis. Ai, Vilnietis? Jo. Bet ieškau tokias moters rimtos. Labai rimtos ir pageidautojams su vaikais. Galbūt kuo daugiau vaikų. Nes pats nesugebu vaikų pridaryti, tai man reikia su vaikais. Nagi mano dukros jau ištekėjo, jau aš ir anūkų turiu. Supratau, bet vieną vaiką dar galima padaryti. Nu, kažkaip nesanorėjau man. Dar vieną galima dar vieną. Nu, jau nesanorėjau, norisi dėl savęs pagyventi. Blet, nahui. Dar vieną galima, įmanoma. Nes aš noriu labai. Paskutinį vaiką. O tai jūs ieškokit jaunesnės tada biški. Palaukit, nesupratau. Ieškokit Aš jaunesnės. ieškau gyvenimo draugės. Man yra... Jo aš gimdyti tikrai negimdysiu. Dar vieną, paskutinį. Ne, tikrai ne. Paskutinį. Gimdyti tikrai negimdysiu jau daugiau. Sumokėsiu. Ne, nueikit jūs baikas. Ne, jau aš gimdyti negimdysiu tikrai. Algą gausiu to neužilgo. Nu, man reikia nedičiukų vieno, blėt. Alio, negirdžiu nieko. Ne, jau aš negimdysiu, jau man tie metai, kad gimdyti jau nesanori. O tai man 25 metai ir neturiu mergos, tai ką man daryti? Man vaiko reikia. Nu, tai ieškokit, rasit, nu, tai... Sumokėsiu. Ne. Jau aš tai Sakykit kainą. negimdysiu tikrai. Kainą sakykit. Ne, aš 10. Neparsiduodu. 10 duodu. Neparsiduodu aš. Ne, tai ne. Palaukit, apie ką mes šnekam, aš nesuprantu pats, jūs kažkokius klėdesiai pas jūs čia nesąmonės kažkokius. Ta prasme, aš sakau, 10 000 duodu už pagimdymo vaiko.
Žinau, kad 12, jau man atėmė tai, kad 14, 15, 16, 17, 18. baigęs, gerai baigiam, nes čia nesąmoniai tokius kalbus. Tai jūs neblaivi? Blaivi aš. O jūsų vyras ką veikia jūsų vyras? Aš išsiskyrus, aš neturiu vyro, aš vieniša. Tai apie tai ir šneku. Aš jums šnekėjau pusę valandos va tavo ir norėjau tuo ir aš tikėjausi. Sakau, aš noriu iš tikros moters vaiką dar vieną. Aš noriu vaikų. Ieškokit jaunesnė panelė ir pagimdysiu. Tai aišku pagimdys, o jum kiek metų? Man 46, o man nelaikas gimdyti. O man 38. Nu va, man nelaikas jau gimdyti, o jau net tie metai, kad gimdyti. Tai gal jūs jau vyriausia dukra pagimdys man? Jau mano dukros ištekėję. O gal nėra, kuris neištikėjusios? Ne, neturiu tokių. Supratau. Bet vis tiek aš su jumis noriu gyventi kartu. Jaučiu, jūs esat moteris, kuri man reikalinga. Ne, žinau, kad jūs man per jaunas esat ir viskas. Oi, nežinau, šiais laikais sako, vyrai pasileidė, bet moteris tai žiūri irgi. Tai per jaunas, tai bibys nestovi. Pas jaunus visi bibiai, blėt, kaip paskatinus uodegos stovi. Nesuprantu, ko jums reikia šiais laikais moterim, blėt. Bibių nereikia. Gašulnį ten, blėt. Nu, aš nesuprantu, žinot. Ko tom moterim reikia šiais laikais, nežinau, atsiprašau. Nu, prašau, tada gerai, labanas. Palaukit. Norėjau pasiklausti dar. Kas? Dėl pažinties čia skambinu. Na ir malonu, iš kur jūs esat? Iš Marijampolės esu. Iš Marijampolės? Taip. Nu, kiek jau metų? Man 45. 45, man 46, nu tai čia panašiai. Nu, taip. O tai pats grynas Marijampolėtas? Ten iš kaimelį vienu tokį netolimą, bet nesvarbu čia yra. Galime sakyti iš Marijampolės. Galima sakyti Marijampolė, ar ne? Taip. O ką pats gyvenime veikiat? Nu, tokį ūkį turiu, ta prasme, kombainus, traktorius, fermą. Tai biški daugiau prie ūkio darbų, ar ne? Biški ūkininkauja? Taip, prie ūkio daugiau. O pats ar įsiskyręs, ar ne? Nesenai žmona palaidojęs esu. Ar palaidojo žmoną, ar ne? Taip. Bet ištikusiai buvę, tai nesigailiu. Aš tai esu tuokusi. Šitokiuose labai gerai. Aš tokiuose moters ir ieškojau. Nes mano tai, kaip per kuilų sėjau, tai velnio palaidojau gyvatę. Norisi nuo jūs. Padūkusiai buvo gyvatė? Kaip sakot? Sakau, išdykusi mano žmona būdavo, ta prasme, manęs nemylėjo. Nors ir ten galima buvo šeiminį gyvenimą sukurti labai gerą, ta prasme, bet išdykusi gyvatė. Tai tokia, tai nenusisekė biški santuoka. Taip. Vaikų pridarėm, vaikai vagis, vienas kalėjime, kitas kosmose įskaito. Į Rusiją kažkur ten į kosminę programą kažkokį pateko. Viena dukra prigimdė vaikų, blecha. Kazakstane kažkur nuo čigonų. Na, bet čia nesmė, ta prasme. O tai su jumis vaikai gyvena? Ne, vaikai visi, vienas, sakau. Į mane žiūrėjau kitom akim iš kosmoso. Kita iš kalėjimo, trečias gal nežino kur basta. Tai kiek iš viso
3. 3? Jo, neskaitant kosmonauto. Nes ten, kur įskridęs, tai nemanau, kad sugrįš. Aišku. Tai dabar žiemos metu tai biškai tokių darbų jau nelabai yra, ne? Oi, žinokit, pas man darbų visą laiką yra. Yra visą laiką, ar ne? Jo, taip, pas man darbai, tai mišką pjaunam, ta prasme. Ai, mišką pjaunat. Jo, nu, turiu tokią brigadą žmonių. Mišką pjaunam. Bebrus, ta prasme, spaustus voverės gaudom, šernus medžiojam. Kaimynas, vat, nesenai nušovė vieną šerną. Bet dabar žinau, kad ten maliarija visokia, ten kažkokia ten ant šernų eina. Dabar afrikinis tas maras, tai... Jo, maras, tai. Jūs nepatikėsit, kaimynas atvilko kažkokį šerną blemba. Sako, žiūrėk jūs tai. Aš tau atvežiau mėsos blemba, atidariau vien kirmelės, blėt. Baisu. Tai sudeginom ant laužo. Aišku. O kokio jūs ūgio esat? Kaip? Kokio ūgio esat? 1,79 m. Standartinio ūgio. Ta prasme, ne per aukštas, ne per ilgas, ne per storas. Nu, pajėgus patinas. Aišku. O kaip su išgėrimu reikalai yra? Su išgėrimu, Jau su išgėrimu. kai pila, neatsisakau. Kaip? Ta prasme, kaip man pila, neatsisakau, žinokit. Ai, kaip pila neatsisako, ne? Bet man pila kasdieną. Bet dažnai mėgstat išgerti? Na, žinokit, nu, kai pila, neatsisakau. Bet jeigu turėčiau rimtą moterį, kuri man galėtų per snukį duoti vantą kokią arba... Ta prasme, nu, sakytų, tu brūdė, mesk gert. Dėl tos moters aš pasiryžęs atsisakyti. Bet čia, žinau, sunku, jeigu jau taip pripratę dažnai išgėrinėti, tai sunku yra statyti. Man buvusi žmona sakė,